Labą dieną. Labą dieną. Ar galite prisistatyti? Esu Vykintas Bublys. Esu gamtos mokslų fakulteto prodekanas ir biologijos katedros dėstytojas. Kokius dalykus dėstote studentams? Aš dėstau A grupės dalyką dabar biologiją centruose visiems VDU studentams ir bioinformatiką bei biomodeliavimą magistrantūros studentams. Kokius tyrimus jūs atliekate arba atlieka jūsų studentai? Šiuo metu mūsų klausimas moksliniuose tyrimuose yra chitinas ir jo derivatai chitosanas ir panaudojamas biotechnologijoje. Kokios jūsų yra dėstomo dalyko perspektyvos, žiūrint į ateitį? Perspektyvos bioinformatika, matot, panaudojamos rytis visą laiką plečiasi ir galimos rytis yra tiek genetika, tiek, sakysim, biochemija, tiek biotechnologija. Yra bioinformatikos, sakysim, specialybė, yra gan paklausūs žmonės, kurie tiesiog sugeba gerai apdoroti duomenis, nes didelė dalis mokslininkų, jie gauna daug informacijos iš, sakysim, analizatorių įvairių, o tos duomenis reikia apdoroti ir apdoroti gerai, be klaidų, greitai, efektyviai. O ką jūs pats studijavote prieš tapdamas dėstytoju? Aš studijavau VDU, baigiau biologijos studijos bakalaurą, molekulinės biologijos ir biotechnologijos studijos magistratūroje ir taip apsigyniau daktaro disertaciją iš populiacinės genetikos srities. Koks jūsų laisvalaikis? Mėgstu važinėti dviračiu ir, kaip sakant, trankytis po miškus su šunim. Ar norėtumėte ką nors patarti jauniems studentams arba stojantiems moksleiviams? Pirmasis turbūt patarimas tai būtų kuo anksčiau pradėti mokslinius tyrimus, kadangi tai jum suteikia, sakysim, geresnį įsivaizdavimą apie jūsų būsimą specialybę ar būsimą karjerą. Ir taip pat naudotis ne tik mūsų universiteto, bet ir Erasmus, kadangi aš taip pat truputį Erasmus koordinatorium dirbu. Tai Erasmus studijų mainų įvairiom paslaugom, tai reiškia pamatyti ir kaip kituose universitetuose vėlgi vykdomi moksliniai tyrimai. Ir tai gali būti jūsų irgi mokslinio darbo dalis, bendradarbiaujant kartu tarp mūsų universiteto dėstytojų ir užsienio universitetų. Ačiū Jums už pokalbį. Dėkui.